Tai labas rytas visiems, ką atėjo savaitgalis ir jau kaip mėnesį Nissanas stovi garaže ir galvoju, kad reiktų jau kaip ir pradėti klibinti kažką daryti. Labai tingiu ir iš dalies truputį bijau, todėl kad kai pradedi, tai jau reikia pabaigti ir jau kelio atgal nebėra. Tai šiandien važiuosiu ardyti salono, noriu pasižiūrėti, kaip atrodo dugnas, išsiardysiu visus plastikus, sėdynės, kilimus išsiimsiu. Bandysiu filmuoti video eigos, aišku, mėgėjiškai ir kelsiu greičiausiai į YouTube'ą, į buvusį Bustapo kanalą, greičiausiai ir TikTok'ą. Iškarpas dėsiu ir Instagramą. Tai va, tai kam įdomu, galit pasekti, o mes lekiam ardyti. Ką, atėjo laikas ardyti. Pradėsim nuo salono. Vieną kėdę išsitraukiam. Klausimas dėl durų. Paliekam ar ne? Šiaip tai man netrukdo, atsidaro jos ir paprastai gali atsisėsti, o gali ir tokį bajerį padaryti. Kas dar nematėt. LSD Lamba Systems Door stovi. Paliekam ar kaip darom? Bet kilimėliai originalus. Dar matas užrašas 300 ZX. Jau gerai. Bent jau bus pagal ką pagaminti naujus. Opa. Op. Ir iš šono. Normaliai čia ir pelėsiu viską. Gerai, dabar centrą žudysim, kad dar būtų kur atsisėsti. Čia neaiškus dalykai visokie. Gaugė. Water tempas, depo. Šiaip neblogos gaugės, bet gavo drėgmės, kol mašina stovėjo. Tai jeigu kažkas tvarkot elektroniką ir galėtumėt man sutvarkyti, arba bent jau norėtumėt pabandyti sutvarkyti, tai su malonumu duočiau pasitreniruoti ir jeigu sutvarkytumėt, žinoma, sumokėčiau. Taip, aš pamenu, kad čia yra varžtai pas jūs. Čia yra pas mane medžiaga užklijuota. Ten papačia eina varžtai. O, 3 varžtus turim. Pliusinius. Paslėpta japoniška kokybė. Tada dar vienas bajeris. Peleninė. Ištraukiam. Ir po ją dar turėtų būti varžtai. Bet jau matau, kad jau buvo ardyta ir varžtų čia nebėra. Matau, kad ir čia pas mus viskas labai liūdnai. Va taip pat. Turėtų būti iš tikrųjų 1, 2, 3, 4 ir magelis turėtų laikyti. Dabar čia žiūriu, kad čia paliko vieną varžtą. Tik tai iš galimų 6. Opa, traukiam. Bėgių svirtys. Bėgių svirtys pagal viską, kas nisanistai žinos, tai aš matau, kad čia yra 200X bėgių svirtys, bet tikrai ne ZX. Rankinis nusiims ir taip. Taip, čia mums reikia atsisekti laikrodį. Čia yra labai įdomiai padaryta. Ai, čia slapukas tas. Čia, žodžiu, reikia jo kažkaip nepilnai neatsisakyti, nes čia bus labai liūdna vėliau. Vėliau aš jos nebeužvesiu. Bet reiks kažkokio elektriko, kad atjungtų tą slapuką man visiškai. Čia prapjovė, kažkokią dėžutę padarė. Ir čia dabar pas mus eina bus kontroleris ir AFR-as. Nu tai AFR-ą tai aš atsijungsiu čia jau. Kaip ir ne problema.
Taip. Čia jau gera maklė padaryta. Ta prasme, per viršų pravedė. O eina iš bus kontrolerio. Ai, čia maitinimo padarė, nu čia. Arba FR maitinimą atvedė. Jo, va. Pliusas su minusu. Gerai. Mindė, tu turi replės, kusačkas? No. Gali man duot, biškį? Nukarpys laidus? Nu tai atvedė per viršų, nu tai koks jau skirtumas. Vis tiek maitinimą ne nuo čia imsiu. Čia nuo prikurkės paėmė maitinimą arba bus kontroleriui, arba šitam. Nuo FR. Ilgiau paliksim, vėliau susijungsim. Kad nepamiršt. Kad šitie eina tenai. Nu va. Parašyta padangų dydis, koks turi eiti 225, PMZ 16. O bus 18, 10 jo, ten kokių 225, o tada bus padangos. Gerai. Let's go. Aparatūra. Aparatūra. O kaip daro aparatūra. Išpjaunu kilime skylę. Aparatūros laidus pradeda. Irgi nieko variantas vietoj to, kad tiesiog po kilimu iškart praversti reikia daug kilimą. Kosmosas, blėt. Va taip. Išsitraukia. Atmintis dar gera, nes 4G kažkada turėjau. Tai ten biškį į vidų ir į save. Ir tada dantis atsikabina. Nu, dabar turbūt išsigasim, blėt. Gal ir ne. Gal ir neišsigasim. Čia kraujas? Ne, čia rūdis. Man, aš matau biškį. Yra. Tai va. Bet žiūrėk, ant karštų klijų laidus klijavo ir vedė į kolonėlės turbūt. Gerai. Good. Čia pamenu, taip pasitraukė. Antras. Op. Tada kilimas eina ant tokių zakliukių. Op. Ir tada prieini prie varžtų, kurie laiko nugarėlę. Ardyt nesurinkinėt, kaip aš sakau. Ardyt tai čia greitai. Bet čia dar klausimas, ar reiks siūt, nes šita žiauriai gerai atrodo, tik tai siūlės biškai įsitempė dėl to, kad ilgai stovėjo ir padžiuvo oda, jo, saulės. Daug, kad čia reikia panaikinti. Aš stebiuosi va čia, va šituo sprendimu seniai. Laikinai? Su visam? Čia tai, nežinau, ta prasme ir karštikliai ir viskas. Tu nenori akumuoti jums, kad mirksi ant kažkas? Čia slapukas mirksi. Aš nenoriu jo. Čia yra sikrėtkė, kad neužsikursi, jeigu neįkiši ten tokio. Metalą? O čia ant rakto. Ir aš šiaip tai gal ją ir palikčiau, žinai. Tik tai aš dabar galvoju, kaip, supranti, kaip čia tvarkingai viską išimti, supranti. Nes čia va, kaip jie prakišo va šitą viską, tai greitai tai aišku aš atsijungsiu. Čia tai dvi fiškės, žinai, ir vakuumas. Gal jis kažkur sudurtas yra? Taip, tu viską teisingai pasakei. Jie taip padarė, viskas aišku gerai. Tada viskas yra daug maž. Okei. Aš tai žinai mėgstu labai
kirpt laidus, ble. Nes aš čia suprantu, kad čia vis tiek biški porno. Ai, tai palauk. O tu čia kusnui dar nereikia. Jo, nepamačiau, kad ten užstrigo. Tai aš jau juos nukirpau, jie buvo nuo prikurkės padaryti. Gerai. Nu va, vaibendas. Gerai, čia dabar. Liko tik tai tas lapukas, klausyk. Kaip jį čia išpridolinti tas lapuką? Jis neatsijungia ten, ne? Ne. Ar ne? Ne, sen jis neatsijungia. Tai jis atsijungia kažkur kitur. Labai turbūt. Ai va. Jis atsijungia čia ir aš iškart atgal pajungsiu, nes vėliau galim nebeužsivesti. Tiksliau neužsivesti. Reiks jo net neeliminuosiu, aš jį paliksiu. Dabar sako, tas senas mašinas vagė, blėt. Daly mardą nebėra. Ardyt. O taip vat. Okei. Į hidrografiją važiuos. Ir atgal. Nes kitaip neužsikūrė. Aš tiesiog kaifuoju, kad jisai Europą. Nes aš bandžiaugi perdarinėti pas save senam įkilus. Tuos hydelius dėti tiksliau nuo europinių, vėliau GDM-inius. Ne vienas neveikia normaliai. Tai fiškių per daug, tai per mažai, tai sujungi, bet jisai rodo ten nesąmoningus sūkius. Žodžiu, niekada normaliai nebuvo. Dabar bus normaliai. Lambo Door System. LSD. 5 lito kainuoja. Štuka 2 svarų mokėjo žmogus. Dar kartu važiavom pirkti. Dar lytai buvo. Čia tai prikolas. Ai, tai jie, tipo, ir taip. Ir taip, va, tu gali ir taip pasidaryti. Bet tik ribotai, va, tai dar gali kažkiek pareguliuoti, žinai, bet esmė ta, kad tipo išlikt patogu, žinai. Tai va. Tai, žinai, durys ilgas. Durys Jeigu mažai ilgas. vietos, tai galima ir viršų užkelti. Taip, parkingas. Bairis. Atidarė duris ir burnautą pakarotą. Bagažinės būklė mane labai optimistiškai nuteikia. Žiūrėk, net komplektas yra. Raktas. Replės. Japan. Žodžiu, čia yra geras dalykas. Ar kas nors žino, kas čia yra? Šiandien kart naudoju trasai. Nissan. Čia po ratų padedi, kai ratą keiti. Padedi, kad nenuriedėtų. Originaliai dar yra. Tas džiugina, kad tokie dalykai lieka. Nice. Zapaskės vieta žiauriai. Gerai atrodo. Vis tiek visa dažysis, tai to sidabro ir nebeliks. Mašinai buvo kažkada antikorozinis darytas, iškart matau. Dar limpa smala visa purkšta. Jau jaučiu, kaip čia šlapia. Plaukia? Neplaukia, Plaukė. bet plaukė. Vienas kas gerai, senį panelės nuiminėti nereikia. Opa. Op. Šlapia. Galvoju, kad taip draskai. Tai seniai, čia darė antikorą ir užklijavo. Taip, ir prilipas, tai numetė jo neišžiausiu. Taip. Bet tu dabar, kai jį sudėsi atgal, jis nebebus lygus. Aš žinau, kad turbūt, kad reikės
Žinai, kas blogai čia, žiūrėk. O, dievai. Ten vidų yra gatvė. Tai čia žinai, kas eina? Slengstis. Slengstis, o ta neslengstis, o slengščio ta apdaila. Reikia virinti. Tai vyrinsim. Dėl to ir ardom. Dėl to ir ardom. Aš nežinau, kaip pas mano. Kažkiek ten gilai. Tai čia aplicovkė tiesiog. Ten jinai tušia vidurė. Vidinė irgi. Vidinė ne. Vidinė va pilna. Ne, va, pati antra iškart. Tai čia nežinau, ar čia vidinė. Va, kiš, kur aš kišu. Čia jinai pirmas eina, Kiš, kur aš antras. kišu. O, pirmas, antras ir tada vidus. Jo. Jo, sypится ta antra. Kviečiu. Antras įpica. Nu, tai gerai. Aš maniau, kad, žinai, tipo, mes pakelsim kilimą ir vapšė, tipo, bus va čia, va. Ne, dar čia labai gerai atrodo. Čia tai gerai viskas. Čia vapšė nėra, čia net nėra klausimų vapšė. Bet čia va girdėjau kažką kaip pistelėjai. Va čia va? Mhm. Tai skardos, kita skarda tiesiog. A. Nu, kita vieta. Čia vapšė viskas gamykla matosi. Ir čia aš nematau, aš matau, kad vyrinta buvo nuo čia, va, kur purkšta. Ir tai net ne čia. Darė va šitą turbūt gabalą. Ir labai blogai padarė va su šituo. Nes kur blogai? Gerai. Va. Vakaročio gerai yra. Ir čia gerai. Nu, čia jau suvirintas žies, bet faktas tas, kad ten vapšė viskas ledas, ten net nestuksensiu, nes gaila gamyklinė siūlė eina. Viskas very, very nice. Gerai. Nu va. Visi plastikai yra. Gerai. Gamyklinį magą dar turiu. Rimtai turiu gamyklinį magą. Jo, čia visam originalas šitas ėjo. Nu pas jos ėjo tada Klarionas, man atrodo. Nematau užrašo. Ar čia tikrai Klarionas? Klarionas, jo. Japan. Clarion Japan. Tai va čia yra originalus 300ZX magelis, kuris turi eiti. Tik nesu tikras, ar nebus taip, kad jis čia buvo apačioj. Ne. Va taip turi būti. Tai. Atlupsim šitą pusę. Ar bus čia taip pat baisu, kaip ir ten, toj pamatysim. Irgi drėgmės daug. Bandau šitą kilimą nesuplėšyti, bet aš žiūriu, kad čia nepaeis taip paprastai, kaip aš galvojau. Taip, fiškė. Prakišu. Kažkoks vakuumas. Matyt, nereikalingas. Sena mašina, tai daug nereikalingų dalykų yra turbūt. Ką, išlupsim. O, smirda tas kilimas. Biški geriau, bet iš esmės tas pats. Čia viskas gerai. Reikia pasižiūrėti su plaktukiu. Nu čia viskas gerai, net gaila daužyti. Va šitą vietą, ten pat, kur nubėgimas targos. Lygiai tas pats. O jeigu čia paimt, va, minkšta. O. Va, prašau. Biški. O, nu jo, tas pats, kas ir ten. Būtent tos pačios vietos kažkada tvarkytos buvo. Tas pats. Gražu. Gražu. Nu gerai, ne visur gražu. Bet čia tik tai viršutinis sluoksnis, todėl dzin. Šiaip žiauriai gerai, vos po viršutinis rūdis.